gal galima užduoti porą klausimų? Taip. Ką žinote apie Trojos karą? O, čia Trojos karas, tai čia, kur su arkliais susiję, ne? Nu tai kaip susiję? Nu, ten kažkaip labai senais laikais buvo surengtos arklių varžybos. Suvažiavo arkliai iš visų miestų ir ten buvo surengtos lenktynės. Ir laimėjo vienas arklys liktais iš Trojos miestų ir štai taip po to ir tas kilo pavadinimas, kad Trojos karas. O kokios spalvos arklys buvo? Aš neatsimenu, arba juodas, arba rudas. Tai jo, juodas arba rudas. O tai normalus arklys buvo, taip? Ne, tai kaip normalus, tai jis buvo žirgas, nes raumeningas, kadangi laimėjo. O kiek vyrų jojo ant to žirgo? Tai gal ten turbūt vienas jojo tas žirgas. Vienas, taip. Nors palauk, dabar kiek prisimenu, tai iš tikrųjų gal, kad tame ir esmė buvo, kad ne vienas jisai jojo, o kad ten labai daug tų vyrų buvo sulipę. O tai kaip jie sutilpo, tai gal tas žirgas buvo labai didelis? Ne, kad man atrodo, jisai buvo, gal paprastas. Bet ten, kažkaip tikrai rekordiškai daug jis tilpo. Šitą kažkaip ir žymus vatas, kad ten labai daug ant jo sutilpo. Aišku, tai koks čia buvo karas? Trojos karas. Trojos karą paprašysime papasakoti gerbiamąjį profesorių Mildenį Kajatavičių iš Vilniaus universiteto. Prie žygio, kuriam buvo parengtas milžiniškas laivynas, prisijungė daugelis Graikijos didvyrių. Tarp jų ir Achilas bei Odisėjas. Į Troją Achajai išplaukė 1185 laivais. Apsupus Troją Menelajas ir Odisėjas siūlė Trojos karaliui Priamui grąžinti Heleną. Tačiau Troja neatsisakė. Po 12 metų apsiausėjęs Troja buvo užimta. Tam pasitarnavo Odisėjo patarimu sukonstruotas milžiniškas arklys, kurį Achajai pastatė neva kaip auką Atėnei. Apsimetę, kad pasitraukė, graikai išplaukė su visu savo laivynu, pajūryje palikę arklį. Švęsdami pergalę Troja nepaisė žynio Laokono perspėjimų ir arklį įsivežė į Troją. O jo viduje pasislėpę graikai naktį atvėrė vartus ir įleido grįžusią graikų kariuomenę. Troja buvo sugriauta, jos karališka šeima išžudyta arba paimta į vergovę. Graikų didvyrių grįžimas namo buvo ilgas ir su įvairiais nuotykiais. Labą dieną, gal žinote, kada vyko Trojos karas? 1410. O kur jis vyko? Tai ten 3 vietose. Kokiose vietose? Prancūzijoje, po to ten su Prancūzijos revoliucija. Po to toliau tęsiasi ir taip 3 vietos, bet nežinau, bijau sumeluoti. O tai neatsimena daugiau vietų? Ne, ten kažkur link Anglijos, ten link žodžių. Ar esate ką nors girdėję apie Trojos karą? Jo. O gal žinot kokią nors legendą apie tai? Ten kaip Gediminas užlipo ant Gedimino kalno ir susapnavo vilką geležinį staugiantį. Ir taip atsirado Vilnius. Taip atsirado Vilnius? Taip. O čia kokiam laikotarpiu tai buvo? Kažkur 18 amžiui. Čia prieš mūsų ar šiais laikais? Prieš. O tai sakyt, kaip čia yra susijęs su tuo Vilnius ir Trojos karas? Tai netoli vyko tas karas. Trojos karas vyko netoli Vilniaus. Labą dieną. Labą dieną. Gal galima kelis klausimus užduoti jums? Žinoma. Gal ką žinote apie Trojos karą? Laukit, Trojos karą. Tai čia kur Heraklis su Ksena? O tai kas ten vyko tarp jų? Palaukit, ten Heraklis dėl Ksenos kovojo, ten tai buvo. O tai iš kur šitą legendą žinote? Taigi per televizorių rodo, tai nematė. O kaip manote, ši legenda sugalvota ar tikroviška? Man atrodo, kad tikroviška, jeigu per televizorių rodė, turi būti tikroviška. O tai kada vyko ta meilė? Palaukit, čia labai seniai, prieš kokius 2000 metų gal. O tai paskui kaip baigėsi? Tai kam atrodo, tai ten atkovotas Heraklis toks Ksenos meilė ir ten jie laimingai ir gražiai gyveno toliau. Aišku, o gal dar ką nors žinote apie Trojos karą? Apie Trojos karą. Kad žinokit, nelabai, tik per televizorių viską rodo, galit pasižiūrėti. Gerai, ačiū. Gerai. Tai ten neprisimenu, ten mes mokykloje skaitėm kažką, nelabai ten prisimenu. O ką skaitėt? Tai tenais tas Odisėjas, tenais klaidžiojo po tą jūrą, ieškojo savo namų ir tenais pateko į tą karą. O tai kaip jis pateko? Tai jis ten grįžo ir pamatė, kad daug ten vyrų ir bando jo žmoną pakabinti. Ir jis tą žmoną labai mylėjo.
ir taip supyko tada. Ir jis vienas mokėjo šaudyti su strėlė ir šaudė visus ten tos žmonės. Ir tada tenais tos tautos sukilo prieš jį. Kokios tautos? Tai ten visos tos tautos tenais, nu ir gavus tenais, kaip gėris prieš blogį kovoja. O tai kas laimėjo, gėris ar blogis? Nu tai visada būna aišku gėris. O kaip manot, šita legenda tikra ar išgalvota? Tai aišku, kad netikra. Tai ką ten viduramžiais rašė, tik nieko nežinau. Labą dieną. O, laba diena, bože, tu moj. Gal galėtumėt ką nors papasakoti apie Trojos karą? Nu, oi, palaukit, aš prisėsiu žurnalistas, nes tokie klausimai, kad, žinai, nu, ką aš galiu papasakot? Nu, seni laikai, žinai, nu ir, ten kovojo, aš tai neatsimenu iš tikrųjų, kas gal kokie graikai ar ten italai, ten, nu, kažkur va toj vietoj, žinai. Nu, tai jo, nu, aš iš tikrųjų nelabai žinau, ten, pavyzdžiui, tos istorijos, ką tik, žinai, grįžau iš Baltarusijos, žinai, ten pas draugą, žinai, buvau, tai, nu, tai vat, nu, ir... O tai sakykit, seni laikai, tai čia maždaug kokie metai būtų ar amžius? Nu, ką žinau, kokie 1009 kokie. Tačiau prieš mūsų ar šiais laikais? Ne, tai šiais, jo. Nes, nu, tai jo, nes ten, kaip atsirado ten raštas, žinai, tai ir pradėjo rašyti tą istoriją. O kas kariavo ten, sakėt? Nu, tai aš sakiau, neatsimenu, ten, nu, man atrodo, italai gali būti. O kiek laiko truko tas karas? Kokių, ten, 30 metų gal. 35, vat kažkur taip, žinai. Nes, nu, žodžiu, nu, neatsimenu tiksliai, nu. O dėl ko kilo tas karas? Karas? Ten kažkaip dėl meilės ten buvo. Nu, tai žinai, kaip ten visose meksikiečiuose irgi ten būna, ten meilė, ten myli, nemyli, bet tai vis tiek gal ten išaiškėjo, kad myli. Ten, tai ir vestuvėm vos nebaigėsi, tai va taip ir. Šis karas. Pergalė, aišku, tai bože, nu, aš nežinau. Visi karai baigėsi, nu, aišku, ten būna kažkiek nuostolių, žinai, ten paskui ten kokios dešos deficitas ar dar ko nors, bet šiaip tai pagrindė pergalė. O kieno pergalė? Tai stipresnių, aišku. O kurie buvo tie stipresni? Tai gal portugalai, nes ir futbolas ten gerai žaidžia. Laukit, dabar ir portugalai sakėt, arba graikai, arba italai. Na, mergina iš dalies teisi, nes karą sukėlė Spartos karaliaus Menelajo žmonos Helenos pagrobimas. Helena pagrobė Paris, nes jame buvo pažadusi Afroditė. Pagrobus Menelajo žmoną, jis į pagalbą pašaukė savo brolį, Argo ir Mikėnų karalių Agamemnoną, kurio vadovaujami Achajai susivienio ir pakilo į karą, siekdami sugriauti Troją ir grąžinti Menelajo Koks žmoną. žymus karvedys dalyvavo Trojos kare? Nu tai kas Stalinas laikyti, kas šiaip daugiau tos galėtų? O kokios tautybės jis buvo? Ogi rusas, nu visi tais laikais buvo rusai, su kuo daugiau Lietuva kariauja, tik su rusais, per amžius visą laiką. Nu ir sausio 13, atsimenu dar kaip vakar, kai važiavom į Kauną ir televizijos bokštą, visas jaunimas susirinkęs, mes susikabinę visi už rankų, su daina traukia, per visas naktis prie laužų sėdėdavom. O kas, dėl ko visko? Dėl rusų, viskas tik dėl rusų buvo. O tai kaip čia su Troja susiję? Nu taigi aš jau ir sakau, tą patį kartoju, taigi per amžius su rusais kariavo, visą laiką su rusais. Ir dabar dar taip pat vyksta. Ne, Stalinas jokių būdų negalėjo būti Trojos karo karvedžiu. Stalinas dalyvavo 20 amžiaus istorijos įvykiuose, o Trojos karas vyko apie 13-11 amžių prieš Kristų. Ir be to, tai visiškai skirtingos vietos. Stalinas gyveno Rusijoje, o Troja manoma, kad buvo prie Dardanelų sąsiaurio. Kiek vėliau, 1870 metais, Henrikas Šlymanas atrado, jog Troja stovėjo prie Bunarbašio kaimo.